Sveiki visi. Tai žodžiu, šiandien planas toksai. Atsikabinam ką tik lėkštės, važiuojam prisikabinti priekabus. Tai jo, draugelis dabar žodžiu, jie paskui, kad pripiltų saliarkas į kanistrus, paskui prisikabinu dabar priekabą, tada važiuoju atgal, prisipilsiu saliarkas, kad mažą ką žodžiu, nepritrūkčiau paskui ir lieksim tavukui išsipilti. Tai žodžiu, tas dalyks yra. Jau parašė, atsiuntė nuotrauką, kad bunkeris jau beveik pilnas. Tai žodžiu, pasidarėm čia biškai pavalgyti, tokias picikės, žodžiu, tortilijos padą susukom, tiesiog įdėjom padažą, sūrę ir dešrelę. Tai jo, iškepė, tai labai skaniai bus. Žodžiu, prisikabinom priekabą, biškai užtruko laiką. Tai jo, dabar važiuojam, karačiai prisipilsim kanistrus ir lėksim į lauką. Tą pačiu žiūrėsim tas picikės, parodysiu, kaip yra mes atrodo. Ne kažką matos, bet tą mažas. Čia jau susirkas yra. Bet jo, šiaip labai skanius gaunas. Tai mikrobankę įdėti 3 minutėm ir viso. Tai gerai, ką tik prisipylėm saliarkas, tai kanistrus. Tai jo, beveik pilnas jau. Beveik pilnas. Bakas, tai gerai, turėtų išeiti. Tai gerai, lėkėm į lauką ir paskaitysim su dronu biškį. Ką, da važiavam lauką, dabar važiuojam prie tėvuką, žodžiu, išsipilsim ir pastatysim traktorių, lauksim, kol ta šiek čia papuls iki 5 ir skrisim paskui namo. Tai va, žodžiu, vieną bunkerį jau išpylė. Ai, ta pačia jau susigulėję. Tai va, apie pusę priekabas jau yra. Gražiai šiaip žiauriai. Tai jo, dabar ieškau karočią pavėsę. Yra čia, bet nebent jau išguldyti galim. Tai nieka, čia kaip esam, taip paliksim. Arba kažką reiks sugalvoti, nes nieka gera. Karštą dieną šiandien. Saulė visgi nustipiai. Tai jo, tuo pačiu apsižiūrim padangas, nes aš išvažiavau net nepažiūrėjęs. Gerai. 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 Tai aš žodžiu nieko, nežinau, tiesiog jau čia paliekam ir viso. Tai gerai. Žodžiu, va tokia picikė. Pasidarėm naminiai, karoči. Žodžiu, čia biškai apsivalėm. Yra. Tai čia pasistatėm ciungukus. O pasistatėm, žodžiu, pavėsę nelabai radom, tai kitur pasistatėm. Tiesiog. Tai va to palaukiam, kol vėl prisikuls. Eisim su dronu susitvarkyti ir pafilmuosim. Gerai, ką tik supylė dar vieną bunkeriuką, tai jau iš viso 2 bunkeriai. Tai jo, pilna priekaba. Sakė, dar čia biškai pavažiuos ir supils paskutinį. Tai jo, dabar čia padariau vieną, šiaip tokį bėdos TikTokui. Jeigu norėsit, galėsit pasižiūrėti. Šiandien bus parašyta, žodžiu, mano TikToko pavadinimas, tai kas norėsit, tas galėsit pasižiūrėti. Tai gerai. Tai žodžiu, vėl pirsim bunkerį, tada vėl nufilmuosiu. Tai va, šiandienos nukulimai, daug šiandien šiaip nukūlė ir užteks. O dabar paskutinis bunkeris išpilimas. Tai va, šiandienos paskutinis bunkeris turėtų būti. O daugiau neturėtų šiandien šūti, nes jau taip reikės priekabą išsimti. Tai va, paskutinis bunkeriukas. Daugiau kokį kitą kartą jau bus. Beveik pilnas bunkeris. Va biškį
irgi yra tenai, bet... Ai, dėl to nelabai ten to galvoju. Tai ką, viskas. Tai dabar važiuosim namo, užsidengsim ir tikriausiai vakarę nuvažiuosim, kad dar išsemti visą šitą priekabą. Tai va, vėl tikriausiai su kastuvu. Arba su fukteliu. Nu, kaip išeis. Tai gerai, visiems ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito epizodo. Tai sveiki, tai šiandien kita diena. Nu, skaityk 2 dienas praėjo, kai vėl pradėjom kulti. Tai šiandien turėtumėm galbūt ir kaip užbaigti lauką. Tai jo vieną bunkeriuką jau supylė. Tai dabar turėtų neužilgai ir kitą supilti, va tenai turi kombainiuksų žiniai. Nesimato. Tai man. Galbūt, kad šiandien pabaigsim ir kolimus, dar kol kas nieks nesulūžo ir taip toliau. Tai visai kol kas gerai dar eina. Nu, pakankamai švariai, tai pamatysi dar, žodžiu, kas buvo, tai tiesiog per mažai man buvo pirma medžiagos, tai taip išėjant gal aš labai vėl iš naujo kaip ir pridedu, bet jo, tai skaityk beveik tas pats bus, tai, nes pirma išėjo 7 minutės, tai būtų geriau minimaliai 20, nes vis tiek, jeigu kas kai žiūri valgantis, tai skanaus ir tuo pačiu, nu, tiesiog per greitai vidusas išeitų. Tai va. Tai kai pradėsiu išpilinėti, jau pafilmuosiu.
Tai ką, šiandienos paskutinis bunkeriukas. O, vėl 3 bunkeriai ir viso. Šis dar su powerbanku, tai šie 2 yra. Ai, užteks. Tiek pasikrovė, užteks. Gerai, va, paskutinis bunkeris, dar nufilmuosiu. Ir galbūt dar kažką namuose. Tai va, čia biškai, o dabar kombainiuką. Dulkės vėl parskrenda. Darbė, vaikų savo. O, jau baiginėjęs. Pagano. Gerai, paskui įdom. Pilna priekaba, ne? Nu tai ką, kulimai baigti, čia buvo paskutinė priekaba. Čia tai tuos grūdus pasiims, kad susimalė dėl karvio, nu, dėl miltų. Išsipylėm jau viską, tai va, kulimai baigti. Tai dabar važiuosim lekščiuoti. Rytoj arba dar šiandien kažkuris. Tai va. Žodžiu, važiuojam ir opa, kai monstras. Tipo toksai. Kai didumas. Tai ką, žodžiu, važiuojas dar gerai. Kokie čia bus 8 metrai šiaip, ten tas kutiks. Tai va, žodžiu, da važiuosim į lauką, padarysim porą ratų, pasakysiu, kaip kas dedas, parodysiu biškį, tada droną pakelsiu ir va. Va, baigiam privažiuoti akmenį iki jį. Tai va, panaudosim tą pagaliuką vieną žymėtoje. Oi. Gerai, stojam, einam, žodžiu, paimti ir sutvarkyti tą. Tai va, toks manus, nėra baisiai didelis. Žodžiu, tiesiog patrauksiu kažkur va tenai ir įdėsim pagalį. Kad kitą, kai tėvuks važiuos, žodžiu, galėtų paimti ir, žodžiu, susikaušų išvežti. Va, tenai akmenų jau krūva yra padaryta, taip toliau. Tai va, gerai, patraukiam, įdedam pagalį ir va. Einam dabar pagalį, žodžiu, išsitrauksim. Panaudosim bent jau kartą per porą metų.
Pagaliukas. Einam įsmeigsim. Čia viskas dar gerai. Dar nebuvom užkaitę, bet buvom biškai sustoję. Kad atsigerti, kaip panašiai. Tai reikia smeigti. Gerai, turėtų laikyti. Va tai pagaliuks. Va čia toksai akmuo. Įdėjau biškį, to uždėjau. Nu, nėra baisiai ant sunkus, bet nėra toks lengvas. Gerai. Žodžiu, va, kiek padarėm. Jau kokie apie 40% šiaip lauko. Tai va. Dar nieks neišbirėjo. Tai bent tiek gerai. Va, vieną parvažiavom ir antrų. Pasiliek va čia skylutės. Neblogos, va tokias. Tai gerai. Pagalį panaudojom. Čia gal yra dar tuščia daugiau. O gal bus antras pagalys. Nes jau čia dar bus akmenų didesnių. Tai ką žinau, jeigu išeis kažkur užsidėsiu. Tai gerai, dabar tai važiuojam. Toliau ir. Ir galbūt dar droną pakelsim. Važiuoju, žiūriu, atsisuku. O, cilindras vienas išsimovęs. Ką reikia prisukti. Oi. Kažkiek laikės tikriausiai. Tai va. Žodžiu, jau kiek nuvažiavom. Kokius 8 reisus pirmin atgal. Paskaityk visą šitas jau gabaliukas geras. Lieka tiek dar. Oi. Tiek. Viena dar šį pusę. Tiek, skaityk per vidurį, kaip padarėm. Tenai kryžiuks toksai. Atrodo kaip grįžęs iš toli. Tai va. Tenai koliuką įdėjom. Tai to pačiu baiginėjom, galbūt dar nuvažiuosim vieną. Tai va. Tai ką baiginėjom jau po biškį lauką, jau apie 50% padarėm. Tai jau šitą pabaigsim. Tikriausiai nebevažiuosim į kitą, galbūt rytoj pasiliksim. Tai jau. Tai ačiū už komentarus, perskaičiau. Tai ką, baigiam ką tik lauką. Tai apie 75% padarėm. Tai užteks, rytoj, žodžiu, pabaigsim. Tai to pačiu ten, kur dobilai auga, padarysim. Tai va, tai gerai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito epizodo.